Mamyte, o kas tai yra šeima? Oi, dukrytė, šeima tai yra svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime. Šeima tai yra, kai mama turi tėtį, tėtis turi mamą, vaikai turi tėtį ir mamą. Šeima yra labai svarbu. O kai tu buvai maža, ar svajojai būti mama? Žinoma, kiekviena mergaitė, kai jinai būna mažytė, svajoja būti mama ir turėti vaikų. Ir kai aš buvau tokia kaip tu, aš jau žinojau, kad aš turėsiu dukrytę Bitutę. Nes aš išgirdau šitą vardą, Bitė, ir man jisai taip patiko, o man buvo tik tai dar galbūt 11 metų. Ir aš jau tada žinojau, kad kai aš turėsiu dukrytę, jos vardas bus Bitė. O kaip tu susipažinai su tėveliu? Su tėveliu aš susipažinau universitete, kai mes mokėmės. O tau patiko tėvelis? Taip, man labai patiko tėvelis. Jis buvo protingas, man labai patinka protingi vyrai. Tai tikriausiai svarbiausia priežastis. O tu man ar patarsi, kaip išsirinkti vyrą? O, dukrytė, čia patark nepataręs, vis tiek užaugsi tu ir pati rinksies. Tik tai aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad dažniausiai mergaičių vyrai būna panašus į tėvelius. Tu myli tėvelį? Tai ir tavo vyras tikriausiai bus panašus į tėvelį. O ką tu, Bitulė, labiausiai myli pasaulyje? Tave. Mamytė Saulytė. O ką tu myli, giliukai? Mamytė. Mamytė, kas mamytės širdelė? Aš. Tu pavargai? Nepavargai, duok butuką. O pas mus tėvelis dažniausiai gamina valgyt. Taip, ne mamytė, tai ką? Taip, tai ką labiausiai vaikai mėgsta valgyt, kai tėvelis, kai tėtukas mūsų padaro, ką labiausiai mėgsti? Troškinuką ir blynus. O giliukė? Sriubytė. Ką tokia? Sriubytė. Sriubytė, čia mūsų sriubinis vaikas. Mamytė tai valgo saldumynus dažniausiai. Kaip maža mergaitė, taip? Giliukė, o tu mane myli? Myliu. O mamytė, ką tu labiausiai mėgsti, kad tėtukas gamina, bet be saldumynų? Viską tikriausiai, kai mylimas vyras padaro, tai aš su mielu noru valgau. Ir tėvelis sako, kai mamytė kažką padaro, tai jam viskas skanu. Kai žmogus myli vienas kitą, tai tuomet ir skanu tai, ką padaro. O ar vyras privalo dovanoti savo žmonai dovanas? Dukrytė, vyras gal ir neprivalo dovanoti dovanas, tačiau žmonai labai malonu gauti jas. Tugi žinai, kad mamytė labai laukia dovanų ir visą labai mielu noru jas priima ir džiaugiasi, tiesa? Ar tau patinka mano dovanos, tau kur dovanojau per mamos dieną? Taip, Saulytė, tavo dovanos yra pačios gražiausios, pačios brangiausios. Ačiū už tai, kad būnate Maksimoje su mūsų šeima. Jūsų gražiai šeimai tortas, kuri drąsiausia, stipriausia, turbūt taip, tortas, tai šeimai mamytė gėlės. Ačiū labai. Ačiū. Tikrai rankytę paspausti tau turbūt. Ačiū.